Labas rytas, pas grožiai jau šildosi. Kaip tu? Inception. Sveikas. Sveikas. O, kas čia vyksta, skirkitės. Žiūrėjau lėvas lovos, bet su Mindė pasileidom pirmo pasaulinio karo garsų fonui ir užmigom. Tai viskas buvo gerai. O kodėl niekas pas jūs dvigulį lovai nemiegojo? Nes aš ten ofisą pasidariau. Nes ten buvo vienintelės rozetės, kurios nebuvo skečiai. Nebuvo skečiai, kur viengubo rozetė ir trigubas prailgintojas. Jo, nes kur buvo viengubo rozetė, jinai vos laikėsi, aš kišau laidą ir žiūriu svylą naktį. Kažkas tas garsas nepainas, tai man nepatiko tas dalykas, nežinai, tai dėl to. Va, ateina ir ponas. Labas rytas, energingai nusiteikę, pasiruošę dominuoti. Gerai, varom valgyti. Davai, varom. Ką darom? Mes registruojam komandą, kuri vadinasi Renault Performance ir mūsų pagrindinis tikslas yra apdėti ralio organizatoriaus komandą Toyota. O, aš manau, kad taip ir padarysim. Iki 2000? Iki 4. Iki 4. Jūzus, kaip gerai. Kiekvienai kategorijai turėsim po stiprų dalyvį. Mes važiuojam su elektrinėmis, Babelis gins mūsų garbę iki 3. Ir čia turim dar daugiau visokių tokių konspiracinių dar dalyvių, kurie mums, nu jie nebūtinai su Renault važiuoja, bet, kaip sakoma, Žalgirį irgi ne visi balti, ne? Nu taip. Visi rikiuojasi po biškį, nu, tiesiog renkasi. Ir išrikiuos mus pagal, net ne pagal startinius numerius, o tiesiog pagal klases ir tvarką, kuri reikia startuoti. Ir važiuosim į ten, per skverą ir taip toliau. O dabar varom visi į šitą kultūros centrą. Atsimti kelio knygų. Taip. Tai ne LK0 bus gausim knygą, o dabar spėsim dar pasižiūrėti biškį. Ačiū. Turim kelio knygą. Dar nežiūrėjom. Einam tušinuką nusipirkti. Turi tušinuką? Turim tušinuką. O turi 2? Turi 2? Galim pažiūrėti. Tai einam iki čia gal naują pasiimti. Pavyzdžiui, dabar tu pats aiškintum. Aš noriu išgirsti, kad man būtų aišku. Gerai. Startuojam. LK, startas. Tai čia jau žinai, ką daryti su kortom. Startas. Važiuojam iš kairės. Iš kairės? Jo. Iš dešinės. Iš dešinės. Aš tiesiog prašiau paaiškinti, kaip tau būtų aišku. Gyvatėlė iš dešinės. Gyvatėlė iš kairės ir vartai. 2 vartai, dešinė kairė ir tada gyvatėlė iš dešinės. Nu, ta čia tokia ne visai gyvatėlė. Jo, iš dešinės. Vienas kipinam pravažiavimą ir tada... 2 fiškas praleist ir imt. Nežinau. Ir bazė. Bazė? Jo, bazė. Ką, prasideda? Visi važinėja į LK ir pasiima savo laiko kortelę. Visi stovi starte, mūsų tenai pastatyta, biškiai apie klases, nes yra tokia situacija, aš, jei būčiau važiavęs su KEM 6, tai būčiau važiavęs pres iki 3 litrų, bet gavosi kaip gavosi, kad nusprogo ir važiuoju su Megane pres iki 4 ir tuo metu buvo gal 4 dalyviai. Nu tai galvoju, taip pat, ne per daugiausiai, bet pakankamai, kad būtų smagu. Prieš pat ralį pasižiūrėjau, kad nelabai kas ir liko, vienas likau toj klasiai. Tai teoriškai turėjo mane permesti į aukštesnę klasę ir aš jau buvau, kaip ir nusiteikęs važiuoti pres virš 4 litrų. Bet kažkaip po techninės komisijos atsirado tas dalyvis, priešininkas, nu tai būsim, kaip suprantu, 2 klasiai, nes pagal sąrašą tai mes vis dar pres iki 4 litrų ir nebe vieni, o su šia Toyota MR2 pagrindiniai konkurentai. Priešai. Kas per motoras, kad iki 4 litrų? 2 turbo. 2 turbo. Nu tai tas pats. Tempa tik tai 30 metų. Papasakojo, tai 92 Toyota MR2. 2 litrų turbininiai ėjo Amerikos rinkoje, tai įsisvapino. Čia vat turim gražų aparatą. Šiaip aš pats tokio labai norėjau, bet biškai neįkandama kaina. Gediminas Žilinskas, garsusis fotografas, kolega. Ir vat ratukus mačiau Instagram'e neseniai gavo.
padangėlės, Michelinai, kur čia? Pilot Sport Cup 2. Nu, kietai. Tai būčiau važiavęs su juo klasiai, jeigu būtų mane permetę į aukštesnę klasę, bet nepermetė. O čia vat mes stovim jau šitoj gražioj alėjoj. Ką darai? Padalinuosi su savo sekėjais. Sekėjėliais. Su Raimonda ir Aiste. Mano 2 followerės. Kaip nuotaikos? Ačiū už dėmesį, malonu labai. Atsipalaidavusios, Labai gerai. neįsitempę. Skaitom pasakų knygą. Labai gera pasakų knyga. Kaip sako, svarbiausia nesusitikti. Mes bandysim, nes jei pirmas ralis, beje, tai... Sakėme, į ką susitaikysim, žinai, klasė. Nu, Aš jo. stengiuosi labai neišgąsdinti, kad norėtų kitais metais važiuoti. Va, Eigilė tai važiuoja jau 2 metus, praeitais metais nesusitikom ir labai gerai viskas. Jeigu ką, klausim patarimų. Gerai, sėkmės. Ir startas! Nu, pasiruošęs? Taip. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Gyvatėlė iš dešinės. Gyvatėlė iš kairės ir vartai dešiniai. Ir vartai dešiniai. Tada gazuojam, vartai dešinė, kairė. Vartai dešinė, kairė. Ir tada gyvatėlė iš dešinės, 2 praleidžiam. Paskutinį iš dešinės. Bazė? Bazė. Sveiki. Viskas tvarkoj te buvo, nesumaišė dviratininkas kažko. Nelį. Nemačiau. Nemačiau net. Gerai, Pravažiavom pirmą, dabar važiuosim 2 kartą tą patį. Šiaip visai smagiai, tik reikia biškį atsipalaiduoti, nes tas skubėjimas ir ta rytinė kava davė savo. 3, 2, 1. Važiuojam. Gyvatėlė iš dešinės. Gyvatėlė iš kairės ir vartai dešiniai. Taip, ir vartai dešiniai. Vartai dešinė, kairė. Vartai dešinė, kairė. Toliau gyvatėlė iš dešinės. 2 praleidžiam. Paskutinę iš dešinės. Labai gerai. Puikiai. Gerai, lengva trasa, važiuosim toliau. Tikiuosi, nepasiklysim molėtuose. Visai greitas, visai lengvas. Nu, realybėje viskas lengviau atrodo dažniausiai nei knygoje. Bet ne visada. Nu jo, ne visada tikrai būna. Tai šiaip, bent jau žiūrėjom, tai savo klasė, tai mes... Šiaip juokinga kalbėti apie savo klasę, tai mes dviese. Tai labiau lygiuosiuosi, nežinau, reikia arba lygiuotis sport klase, arba bendroji įskaitoje. Nu tai žodžiu, ir tą pasižiūrėjau savo klasę. Nu tai jo, savo klasėje, kad ir kokie jie būtų, mes išsiveržę 3 sekundėm po pirmo greičio ruožo. Pirmaujam savo klasėje. Jo, nėra čia ko girtis. Tai įdomiau bus, kai pasakys apie bendrą. O dabar važiuojam į Molėtus, į šitą aikštelę. O čia irgi atrodo lengva, bet yra pora tokių trikiai vietų. Yra kaip čia tokių. Ten pačiam gale. Jo, va tas. Čia biški toksai, bet viskas gerai. Aš turiu planą, reikės tik tais mums dar pasikartoti tą planą, kas kaip, po ko. Ir manau, kad viskas bus gerai. Kažką apvažiuoji iš išorės, apvažiuoji labiau iš vidaus, paskutinį paimi ir tada vėl į išorę lendi ir tada gyvatėlė. Ir žodžiu, teoriškai viskas atrodo paprasta ir suprantama. Dabar tai labai gerai papasakoju, tai kai važiuosiu, tai irgi papasakoju. Gerai. Varom į Molėtus. Varom. Kiek čia dabar valandų? Dabar yra... 8 minutės. Nu jo, 8 minutės pasižiūrėjimai. Taip, tai čia startuosim, apvažiuojam fiškį iš dešinės. Gyvatėlė į... Kokia gyvatėlė? Oi. Iš dešinės važiuojam, apsisukam iš kairės ratą ir tada važiuojam į tą gyvatėlę iš dešinės. Taip. Pravažiuojam, tada Taip. Imam lanką. Į tą vidinę. Imam į išorinę. Apsukam. Jo, tada iš dešinės gyvatėlę.
ratą iš dešinės. Ne, čia atgal. Žilinskas antrą kartą padarė. Antrą kartą klaidą. Duri į išorę, ir tada gyvatėlė iš kairės. Ir tada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekantis koliukas iš dešinės į vidų žiedas. Taip, apsukam. Ir tada tą iš kairės, iš dešinės. Ta iš kairės ir tada vartą. Gerai, varom ant to startuoti. Nu, suvažiavo. Buvo pasiklydimų 2, bet pasitaisė. Tai reiks paklausti, ar nesusipyko vakare. Bet šiaip gerai suvažiavo. 3, 2, 1. Šitą apvažiuoja. Žiedas iš kairės. Aha, jau nesąmonių prasidariau. Gyvatėlė iš dešinės. Šičia. Taip. Duriam į centrą iš kairės. Gyvatėlė iš dešinės. Taip, 3 gyvatėlė. Taip. Čia iš išorės apvažiuojam 3. 1, 2, 3. Dabar čia nueis prieš paskutinį kairę. 1, 2, 3. Apvažiuojam šitą. Šitą apvažiuojam. Aha. Šitą apvažiuojam. Ką dabar? Apsuk jį, apsuk. Vieną ar čia? Ten. Ir važiuok į išorę. Šičia į išorę. Taip, dabar gyvatėlė iš kairės. Šitą imt? Šitą iš kairės. Aha. 1. Čia? 2. Taip, gyvatėlė 2. 3. 4. 5. 6. Sekanti iš dešinės į vidų žiedas 2. Taip. Ten? Ten pat, kurį važiavai. Tai ten? Žinau. Čia. Taip, teisingai ir čia naisvarsti. Susikaupk. Jo. Žinok, nelabai mačiau per čia naisbiškį per žemai. Tai tau nereikia matyti, tau reikia sakyti. Jo, bet... Prašau, tiesiai į 3B. Gerai. Bandysiu aukščiau sėdėti. Aš susimaišiu, nes aš nemačiau, kur mes esam. 1. Žiedas iš kairės. Gyvatėlė iš dešinės. Dursim į vidų iš kairės. Sekantis gyvatėlė iš dešinės. 3. Čia iš išorės. Prieš paskutinį kairę. Čia. 3. Čia. Važiuojam šitą, aplink jį. Apvažiuojam ir durk į išorę. Šitą, taip. Ta gyvatėlė iš kairės. 3, 4, 5, 6. Šitą iš dešinės. Žiedas. Jo, gerai. Taip. Tada šitą iš kairės. Ta pabaiga man žiauriai confusing pasidarė. Nežinau kodėl, bet būtent šito. Nu, aš mačiau, kad tu pasimetė. Aš tik pasižiūrėjau į kelio knygą. Pirmą kartą, kai važiavom ir iš karto supratau. Ačiū. Aš nežinau kodėl, bet va, būtent šitoje vietoje, tipo, lembo, man taip aišku viskas buvo, tipo, išvažiuoti žiedo per ten pat, kur jį įvažiavom. Aš taip planavau sakyti. Nu, biškai buvo susivėlimo, ne? Taip. Biški. Labai pradėjau jaudintis šiaip, nes tikrai buvo sudėtinga šita trasa. Pradėjo drebėti rankos prieš patį važiavimą. Reikėjo užsirašyti porą vietų. Tikrai reikėjo užsirašyti porą vietų, nes tas vartymas knygos visai nepadeda. Kitas dalykas, aš per žemai sėdžiu. Tipo toj pirmoji
Garsuoj buvo viskas easy, nes ten labai viskas paprasta buvo, man net nereikėjo žiūrėti kelią. O dabar, tam, kad aš paaiškinčiau, kur toliau važiuoti, aš turiu suprasti, kur mes esam. Ir aš nematau. Na jo, reikės dar vieną pagalvėlę įsidėti, gerai, kad pasiėmiau, nepalikau namie. Jo. Tai įdėti dar vieną pagalvėlę, nes kur vat greita trasa ir kur į tolį mums reikia, tai viskas gerai, bet kur vat tarp fiškų sukinėtis, tai jau tada problemyti. Tai buvo pirmam rate susivėlimas ten tuose apsisukimuose biškai, nes iš šono atrodo viskas paprasta ir aišku. Dar va kaip tik apie Žilinską kalbėjau, kad jie ten susivėlė, tai mes ten pat susivėlėm, prisikarksėjau, ir tada ant paskutinio rato. Nėra laiko gruzintis, reikia ruoštis kitai trasai. Taip, taip. Kai atvarom į šitą kartodromą Anykšč. Ir ten po to 4 čia važiuosim, 2 dabar, tada bus pertrauka ir pietus. Ir tada vėl 2 pagal kitą konfiguraciją važiuosim, tai vat lekiam. Nu, bandysim su ralio stenogramą šitą suvažiuot. Pasižymėjom su skaičiais. Bet laiko žiūriu reikės duoti, nes jūs galite pasivyti šitą šeimos automobilį. Nu, nežinau. Reikia biškai tarpiuką. Ir startuojam ir iš karto vėl grįžtam į startą. Nu, kai finišuojam vėl į startą. Ne į startą, o į LK. Taip, į LK. Pasiruošus? Pasiruošus. Atsimeni, kad iš dešinės apvažiuosim koliukus. Gerai. Bus K3. Sekantis kairė 3. Sekantis dešinė 1. Kairė 6. Bazė. Privažiuok prie tos mašinos. Duokim tam Porschui pabėg nuo jūsų biškai. Pabaigėm, kuris čia 4-5? Turbūt 4-5 palikam knygą mašinai. Žodžiu, kol kas kiekvienas greičio ruožas turi savo nesklandumų. Išskyrus pirmas. Jo, išskyrus pirmas, tai pirmas gerai buvo. Nes dabar, kaip čia pasakyt, finišavom, įrašė mum, kad reikia startuoti 21 minutę. Mes dar ten kažką pasitarėm.
Ir kai suskaičiavo į gilę, kada pridėjo tas minutės, kurias parašė ir suskaičiavo, kad mums reikia būti 21 minutę laiko kontroliai, jau buvo 22 minutė. Ir belen kokia eilė prie laiko kontrolės. Tai kol prasibrovėm, buvo 23 minutė ir susirinkom baudų, tai už minutę 10 sekundžių. Tai 20 sekundžių bauda. Tada prasileidom trečiam A ir trečiam B, tai čia molėtuose mūsų konkurentam. Tai kaip pirmas greičio ruožas geras buvo, taip likusie visi gan prasti. Net reikia pasižiūrėti. Gal jau yra... Jo, yra. Yra? Yra. Rezultatai. Pres iki 4 overall, sakykim. Nu vat, ir mes atsiliekam, pusę minutės. Nu tai reikia susijimti. Reikia pavalgyti, tada bus geriau. Nu, tikiuosi. Laukiam dabar maisto. Radom pavėsiuką su VIP vietom. Tai šiaip pagal laiką, tai žiūrėjau visai gerai, tipo, pats trasos laikas, tai visai gerai suvažiavom šitą trasą. Tai viską gerai darom. Reikia tik tai daryti toliau taip pačiai gerai. Arba net geriau. Ačiū. Ką pasiėmei? Sakykit, vištienos su bulvių košė. Tai tą patį pasiėmėm. Skaniai šiais metais. Aš praeitais metais irgi skaniai buvo. Ir kaip Mindaugas pravažiavo? Man tai atrodo, kad visai gerai. Na gerai, einam tada pažiūrėti. Nes toj važiuos antrą kartą. Mindaugas, matau, sustojo bagažinę atsidaręs po pirmo važiavimo. Ir slėgiai tikrinasi. Tai galimai jie irgi nespės į LK. Aš taip spėju. Vis dar sudaryta bagažinė. Tai, turbūt jau... Nes mes tam greitai sustoję buvo. Mes tam trumpam O jisai jau čia ilgokai stovi. Kiek dabar laikas? Taip, 7 minutės plus 6 minutės. 13. Dabar tai daug laiko, prieš tai nėra iš vis. Kairė 3, bus dešinė 6, bus kairė 6, kairė 2, bazė, apviesti. Trys, 2, 1. Apsukam poliuką iš kairės. Antras išvažiavimas vietą. Ir bus
Kur šita? Kairiau. Ai, čia šitas. Ir dabar sukam į kairę. Taip, važiuosim, imsim fiškį iš kairės. Ir tada šitą. Ir tada gyvatėlį iš kairės. Ta? Blet, geras klausimas. Ne taip mes nuvažiavom. Šitą. Čia iš kairės važiuoti reikia. Kaip tai? Kodėl čia dvi fiškės? Važiuojam čia, ne, iš kairės važiuojam, iš kairės. Kaip suprasti? Tai tiesiog važiuok per čia. Ne, atvažiavomės ten, viskas gerai. Na gerai, tai iš kairės. Šita čia? Gyvatėlį iš kairės. Šitą iš dešinės. Taip. Tada kitą iš kairės. Sekantį irgi iš kairės. Žinoma, nėra sekančio, gerai. Tada ten imsim, apsuksim fiškę iš dešinės. Šitą? Taip, šitą. Ir į kalną? Taip, ir į kalną. Tada imsim dvi fiškės iš kairės ir gyvatėlį iš dešinės. 1, 2 ir gyvatėlį iš dešinės. Taip. Tada fiškė iš kairės ir vartai ir posūkis į kairę. Nežinau, kokie vartai. Čia buvo vartai, posūkis į kairę. Gyvatėlė iš kairės ir posūkis į kairę. Jau gyvatėlė seniausia. Gyvatėlė iš dešinės. 3 fiškių gyvatėlė iš dešinės. Taip. Ten? Taip, ten jo, čia. Tada imam iš dešinės fiškę. Šitą? Taip, ir sukam į kairę. Taip, gerai. Ir gyvatėlė iš dešinės. Čia prasideda 4 fiškių. 1, 2, 3, 4. Paimam čia, sukam į dešinę. Taip. Imam tą iš kairės. Jo. Taip, į dešinę ir gazuojam. Gale imam 2 fiškės iš kairės ir į dešinę. 2 fiškės iš kairės. Ir tada gyvatėlė iš dešinės. Gyvatėlė iš dešinės. Oi, blet. Gerai, gyvatėlė iš dešinės. Nevykdymas bus. O čia. Ja. Nesupratau, Markai. Iš kur čia buvo? Kodėl čia 2 kažkokie... Kas? Čia stovėjo 2 fiškės nuverstos. Jos čia stovėjo. Mes jį pravažiavę, nors seniausiai buvom į Gilę. Aš jį per veidrodėlį po to pamačiau. Jūs turit garsiau pavaryti, nei jis. Žinok, sunkiai. Galim tik tai daugiau nevykdymų padaryti. Galim balsu. Nu, sunkiai šitą trasą. Aha, jo. Žiūrėk, tu jeigu matysi, kad kažkas ne to, stabdyk. Gerai. 3, 2, 1, važiuojam. Fiškė iš kairės. Apsukam fiškė iš kairės. Gyvatėlė iš kairės. Į kairę ir laikomės kairės. Į kairę ir laikomės kairės. Gerai, posūkis į kairę. Taip. Gyvatėlė iš kairės. Gyvatėlė iš kairės. Fiškę ir gazuojam. Imam 2 fiškės iš kairės ir tada gyvatėlė iš dešinės. Fiškės iš kairės ir gyvatėlė iš dešinės. Mes čia taip pačioj vietoje susivėlėm. Ne. Jo, mes susivėlėm. Toj pačioj vietoje susilmovėm, nuostabu. Aš tai net nemačiau jos. Aš nemačiau, tu stabdyk, tu matai, kad aš gazuoju vėl taip pačiai. Nu jo. Aš net nesupratau, kad Aš net nespėjau pati pamatyti irgi, kaip tu greit nuvažiavai, suprantai. O Panevėžy. Kaip Panevėžy. Man reikėjo tave sustabdyti. Aš tavęs nesustabdžiau vietoje, kurioje mes suklydom per pirmo važiavimą. Jeigu kažkas negerai, iš karto stabdyti. Aš iš anksto tau galėjau pasakyti, pristabdyk anoj pusėj. Tai jo, nu vat pamokėlė.
tas buvo, o buvo 2 nevykdymai. Tai pačioj, nu, žodžiu, čia ne esmė, kas buvo, tas buvo, kaip sako, svarbiausia finišo. Svarbiausia finišo, tai žinai ką, bent jau 2 vietą savo klasį mes tikrai paimsim. Čia nėra ko girtis, bet jo, seniai, 2 vietą. Iškovosim. Na, tokiais būdais norėjom iškovoti. Dirbam su to, ką turim. Tai atsiliekam apie 2 minutėm. Šiaip tai su tokiam greitam trasom, tai kaip Anykščiuose, tai mes vejamės juos. Bet kur prisidarom klaidų, tai prisidarom klaidų normaliai. Ten, kur fiškių daug pristatyta. Taip, nu žodžiu, mums šiais metais sunkiau su komunikacija. Atsiliekam apie 2 minutės su savo baudom nuo jų, bet vejamės. Tai jeigu šiandien padarom kažkokį apsivalymą, nueinam iš pažinties, tai tada rytoj neprisidarom klaidų ir turim galimybę juos pasivyti. Tai vat, nežinau, nedaug žagdžiaujam ir lekiam į šiandienos paskutinį greičio ruožą Kuršėnus, Šiaulių darbo rinkos mokymo centre. Tau pažįstama šita trasa, man praėjusiais metais šitoj trasoj buvo truputėlį painu, bet aš žinau, kuriuose vietose dabar man bus painu, tai aš taip pasitariu su Mantu, truputėlį detaliau apsirašau, kur ten kas ten, tai manau, kad bus viskas gerai, plus tu tą trasą pažįsti, tai irgi biškį prideda pranašumo, o Panevėžio trasoje, tai nei vienas iš mūsų nesam buvę, ne? Nekalbam apie Panevėžį. Gerai viskas, jokios Panevėžio trasos, net nebuvo tokios trasos, okei? Tai važiuojam. Čia apsisukti ir gyvatėlė. Taip, čia bus kairė 6. Į dešinę kairė 6. Pavarom paskutinį tokį. 5, 4, 3, 2, 1. Žinau, ir kairė 6. Kairės ir iki pat galo. Gale apsisukam. Taip. Bus kairė 5 ir į dešinę į kalną. Kairė 5 ir į dešinę į kalną. Taip. Kairė 6 ir laikytis dešinės. Taip, bus dešiniau ir paskutinis posūkis į kairę. Dešiniau ir paskutinis posūkis į kairę. Taip, dešinė 6. Bus dešinė 6 ilgas. Ir bus kairė 5. Dešinė 2, kairė 4. Dešinė 2, kairė 4. Gyvatėlė iš kairės bus. Gyvatėlė iš kairės. Aha. Ir bazę. Man atrodo, kad gerai, faina. Aš tik pasimečiau vienoje vietoje, nes ten, kur sakiau, kad atsimenu šitą išsukimą, aš vos nepravažiavau. Kažkaip atsiminimuose jis labiau matosi. Viskas o. Jo, čia. Ačiū. Taip, 3, 2, 1. Važiuojam. Kairė 6. Taip, važiuojam tiesiai ir gyvatėlė iš kairės. 3 fiškių gyvatėlė iš kairės.
paskutiniu ratu aš labai mėgavaus. Taip tipo, jau žinojau, kur ką sakyt, jau ir šitą trasą biškai labiau pažinojau ir atrodė, kad buvo smagu. Nu, man buvo smagu, bent jau nežinau kaip tau. Atrodo, kad lėki neturi laiko net pasimėgau tą trasą, nes tiesiog bandai ją perprasti ir suprast. Tačiau taip atrodė perprasta, suprasta ir smagu. Viskas. Smagi trasa, viena smagiausių turbūt, bet ir slidi labai. Daug slidesnė negu aukšta Anykščiai. Lemas tais miestų pavadinimai. Jo, tai šiandien baigta. Eina pasižiūrėti, kas gero. Hebrantai pravažiavo pirmą ir stojo į antrą. Nu ir tada lėksim valgyti. Circle K. Ir dar laukia 2 kokias valandas iki Palangos. Tai greičiau galėtų suvažiuoti. Ne? Reikia pasakyti, kad paskubėt. Jo, nes tai tikrai lėtai važiuosi, jeigu nepasakysi. Na taip, taip. Ir lėk greičiau ilsėtis. Nu, paskutinis ratas jau, ten tai pila normaliai. Pagazuok! Mūsų žaislai jau pastatyti, atvykom į Palangą, šiti spalvoti žaislai geri, gal kitais metais ir varom išsiaiškint, kur miegos. Labai užniso važiuot, ar neužniso važiuot? O, sveika, šiaip tai tipo, nežinau, mes tai išnekėjom visą laiką, žiūrėjom kaip gražu tipo ir tiek. Nu, jau šnekėjo, tai giliai miegojo. Nu, aš nemiegojau, aš tiesiog pagulėjau. Nes šiaip tu karočią pizdukas esi, nes tu karočią važiuoji ir tu langus skysti. Atrodo pusę litro išparkai. Mes tai darėm tik tada, kai buvo jau žiauriai nuobodu. Tais momentais, kai aš užmigdavau, man tas norėjo. Sakau, žiūrėk jų valytuvus. Ir tada supykina, blės. Pavalgėm, atsigėrėm, mašina irgi ką tik atsigėrė, pačio geriausio 9:08. Šiandien diena baigta, rytoj bandysim dar geriau. Tiksliau, ne dar geriau, o gerai. Šiandien tiek, varom miegoti ir iki paskutinės ralio dienos rytojaus.